žvelgiame į Kalno pamokslą, here, how do we live in girdime, the kad kingdom of tai God? yra Dievo karalystė jau čia. Tada The, klausimas lieka, some people kaip have galime said joje that gyventi. the Sermon on the Mount is the charter Kai of the kurie kingdom of žmonės God. apie tai kalba kaip If you know anything about hartiją ar documents and statutus really Dievo those, karalystės žemėje. you go Jeigu to a ką new nors city, suprantate you apie look at all the museums, and dokumentus, one of them is always like the house of the like all the documents or something. You're like, okay, I gotta go there, and you go there, and you're just looking at a bunch of paper. And one of those will probably be a charter for an vienas iš tų ancient or dokumentų old tikrai kingdom, and turėtų it būti basically kokia nors says karalystės this hartija ar is statutai. how you are to live and function. Ir tas dokumentas A very kalba famous apie charter kaip is tu the Magna Carta. turėtum That rings a tenais bell. gyventi toje The Sermon karalystėje. on the Mount is Statutai in a visi. way like the charter of the kingdom of God Taigi, Kalno as it mokslas is yra tarsi on Dievo earth. How do karalystės we šioje live žemėje hartija. in the kingdom? And so whether you're new to Christianity Jeigu or esate you've been following him for naujas decades, krikščionis arba these sekate chapters in Kristumi jau Matthew visą are a wealth of galbūt knowledge. dešimtmečius, It's a wealth of knowledge for tai us. yra žinių ir išminties šaltinis And jums. it's gonna be great. We're gonna really dive into it. Mes žvelgsime į tai giliau. And now, if you have the thought, Ir jeigu jums kyla mintis, more rules, negi more dar rules I daugiau have to taisyklių, follow kuriuos man to reikia be a sekti, Christian, kad būčiau okay, we're krikščionimi. gonna spend 2 months looking at rules. Mes dar žiūrėsime 2 mėnesius darbo No, pilnas it's not taisyklės. entirely that. Ne, tai ne The apie Sermon on the tai Mount iš ties. is so much more Kalno than just a list of pamokslas rules. yra And it's tiek not daugiau like, negu tik it's not, dar it's not, it sąrašas isn't a list of taisyklių. rules and stuff like you have to do to enter the kingdom Tai of nėra, God. ką tu turi darytum, kad We see taptum from the Bible, we see Dievo from karalystės Jesus dalimi. that we enter the kingdom of God Ir based suprantame on grace iš and Jėzus, faith kad tik iš alone. malonės It's galime because of the patekti incredible į Dievo sacrificial love of karalystę. Jesus Tik that šio we can malonės enter ir into the jo kingdom of God. aukos But what the mums Sermon ir on the Mount pasiaukojimo. is basically answering the question of, I'm a Christian, now what? Tarsi Kalno pamokslas atsako į šį klausimą. Gerai, dabar esu jau krikščionis, kaip man toliau gyventi? Iš This is what širdies. Jesus will talk about. Taigi tai, apie ką So Jėzus we kalba. put this on the screen. Jesus was teaching the people how to live in the kingdom that is already here. Taigi Jėzus kalbėjo, kaip gyventi karalystėje, kuri jau čia. And we know that the kingdom of God is here now. Nes žinom, kad Dievo karalystė jau čia, iš to, ką Jėzus pamokslavo. You've heard it from me or Pastor Luke or Pastor Tanya or someone, but the kingdom of God is not a retirement plan. Dievo karalystė tai nėra tarsi išėjimas į pensiją. Aš myliu Jėzų, taigi kai mirsiu, iškeliausiu į kažkokią kaip atostogų rezortą ir galėsiu poilsiauti. Dabar man tiesiog reikia kažkaip tenais nukeliauti, ištverti. Bet Dievo karalystė tai taip daugiau negu tik tai išėjimas pensija planas. Taigi mes, krikščionys, kai išpažįstame, kad Jisai yra viešpats ir Jis prisikėlė iš numirusių, mes turime savo Dievo karalystę ir amžiną gyvenimą jau dabar čia. Mąstyk, ką darysi už 2-3 tūkstančių metų, ką darysim žinybėje. Tai yra tarsi antra stadija, tačiau tu išliksi savimi. Galim toliau gyventi amžinybėje, kaip jinai dabar yra. Ir kaip tai atneša, ką tai atneša mūsų gyvenimą. Ar kuris nors iš jūsų skaito paskutinius puslapius knygos, ar kuris nors irgi toks išprotėjęs kaip aš? Mato 7:24-25 sako. Jėzus sako, kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Tai yra pažadas. Ar nori suprasti, kaip
gyventi Dievo karalystėje. is so that when we listen to Jesus and do what he says, we can Tai expect aiškinta to čia. have this great Mums tarsi reikia įsitvirtinti ant foundation on the rock that is olos, ant jo Christ. pagrindo. And don't just take my word for it. Ir nepasiklevkim mano žodžiu, We like to investigate, and mums we can patinka look throughout atlikti church investigacijas history and ir reikia see žiūrėti į hundreds of žmones, people, šimtus žmonių, who their lives were kurių steady and firm, gyvenimai and they buvo lived peaceful stabilus, and full lives, pilni even in the midst gyvenimo, of the pilni most ramybės, darkest, difficult net kai days. aplinkybės buvo labai We can look tragiškos. just in the book of Acts to the apostles like Apaštalų darbai, viena iš tų John and knygų. Peter and Paul, Jonas, they went Petras, through countless Paulius, things, countless trials and tribulations, jie yet they perėjo still per had tiek daug peace and they were sunkumų, firm and they were tačiau jie steady buvo because toliau they were tvirti tikėjime ir on the pilni rock that is Christ. ramybės vidinės. Another person in the 19th century, Švento amžiaus before, but a guy asmuo, named Horatio Spafford, Horatijus he wrote Paffordas, the hymn It Is Well. tai And if you parašė know his žymų hymn, it giesmę, says, peace like a river attendeth my soul. mano I can say sielai it is viskas well, gerai. it is well with my soul. When you really look at the story of that song, how it was Jeigu written, žinai is istoriją Horatio tos Spafford wrote that song as he giesmės, was sailing across the Atlantic jis Ocean. parašė, kai Just weeks plaukė per after Atlanto 3 of vandenyną, his daughters porą had savaičių, died and perished in a shipwreck. kai And as the 3 jo captain said, Horatio, dukros this is where it happened. žuvo As he was passing tiesiog, over, he penned kai these words, nuskendo It is well with my tas soul. laivas. You say, Jisai kaip tik how's plaukė that pro tą possible? vietą ir kapitonas pasakė, šitoje vietoje buvo. Visas jo gyvenimas sugriuvo, tačiau jis galėjo pasakyti, mano sielai viskas gerai. Nes jo ola, nes Kristus buvo jo ola. Ir visai neseniai, galbūt žinote, daktaras Timotis Kelleris visai neseniai mirė. Jisai mirė nuo vėžio. Keletą metų prieš tai, kai sužinojo apie savo diagnozę, jis ne tik nesusirėtė į kamoliuką ir nepasiliko jame, kiek tik liko jam gyventi, jis toliau tęsė savo darbus. Jis turėjo tiek daug ramybės paskutiniam savo gyvenimo dienom, nes jo gyvenimas buvo pastatytas ant Kristaus. Šie tikėjimo herojai mums neturėjo kažko kito negu mes. Jie tiesiog statė savo gyvenimą ant Kristaus. Pagrindinis dalykas, ką mes žiūrėsime ateinančiom savaitėm, kas yra tas geras gyvenimas, kaip mes jį galim gyventi. Turbūt kiekvienas iš mūsų klausime tą gyvenimą, kaip gyventi gerą gyvenimą, kaip man galiu būti geru žmogumi, kaip galėtų turėti prasmę savo gyvenimui. Šie klausimai tarsi lūkurioja virš mūsų egzistencijos žmonijos. Žmonės ieško prasmės ir kažkokio pasitenkinimo iš jėgos, iš malonumų. Tai galėčiau būti su šiuo žmogumi. Būčiau laimingas. Ar ieško to per šlovę ar įžymumą. Jeigu tik šitie žmonės ir tiek šimtai žmonių žinotų apie mane ir mane šlovintų, tada viskas būtų gerai. Bet kiek iš mūsų žinome, visi šitie dalykai mus palieka ištroškusius daugiau. Kai tai gauni naują paaukštinimą, po mėnesio, kada galėsiu gauti dar tą vieną. Kada tik uždirbsiu tiek, būsiu laimingas, galėsiu gauti tą mašiną. Mano kaimynas turi Bentley, atrodo šauniai. Dažnai mūsų gyvenimas, kas tas kitas užsibrėžtas tikslas. Jeigu esi nuolat nepatenkintas, jeigu vis nori daugiau, kviečiu pamatyti tai, ką Jėzus tau siūlo. Tas žydų mokytojas 2000 prieš gyvenantis. Dėl to tikiu, kad jo žodžiai mums išlieka labai aktualūs. Nes iš tiesų žinau, kas yra tas teisingas ir geras gyvenimas ir kaip jį atrasti.
right? iš mūsų negerbėme arba To say nematome jo kaip labai Jesus is didelio smart intelektualo. kind of takes us back a little bit, right? Kai Maybe kalbame, in our church culture, Jėzus we'll buvo labai say, well, Jesus protingas. is wise Kartais sakom, Jėzus buvo and Jesus is išmintingas nice. arba Yes, I malonus. totally agree with that. But Visiškai also, pritariu. Jesus is smart. Jėzus He's the taip pat master of protingas. intellect. Jis buvo intelekto And kaip in order to trust lyderis him in šitoj this, srity. we have to believe in his competence, that Turime he pasitikėti jo can speak to these things kompetenciją. because he truly does know the inner workings of the human mind and the human soul, and he Jis truly taip knows giliai what can supranta find us žmogaus, everlasting žmonių peace, mintis ir peace of mind, troškimus, peace of spirit. troškimo And ramybės. we can know that he knows what the good life is. Sakai, galim pasitikėti, kad jis And žino, he kas tai says, yra the teisingas, good gražus life is gyvenimas. found when you hear these words and obey them. Ir Jėzus sako, geras And that's gyvenimas what we're going to atrandamas, focus on kai today. matote šiuos žodžius ir jais pasikliaujate. How being a follower of Christ is more than just hearing. It's more than just Kalbėsime hearing apie tai, his kad words, but it's putting them buvimas into krikščioniu action tai yra ne tik tai klausyti and Jėzus žodžių, letting bet taip pat juos our vykdyti actions ir leisti speak for mūsų themselves. veiksmams kalbėti už save. That's what we'll discover, especially starting next week when we look at Ypač the first per kitą teaching that Jesus savaitę, gives. už kitos savaitės kalbėsime But apie tai. today we're going to focus on how Bet can we šiandien truly be transformed. kalbėsime, As Paul kaip iš says in tiesų Romans galime 12:2, būti do not be perkeisti. conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind. Kuris So that you sakė may discern iš what is the Romiečiams good, pleasing, and 12:2 perfect will ir of God. nemėgdžiokite šio pasaulio, So, bet how we pasikeiskite, can atnaujindami look savo mąstymą, kad to, galėtume suvokti Dievo valią, kas look to gera, Jesus tinkama ir and tobula. not only hear, but act on it. Kad žiūrėkime, ne tik So as žiūrėkime we walk viešpatį, with bet ir Christ, as we veikime read his pagal word and jo learn from him, nurodymus. our minds will be renewed. From Mūsų this point of the hamster wheel, mintys right? yra atnaujintos. Always wanting more, always needing more, Vėl pragrįžkime į tą metaforą, kad vėl to kaip this point of žiurkėnai true užsisukę life mes norime and daugiau ir true, daugiau. satisfaction Galime atrasti in tikrai Christ and Christ pasitenkinimą alone. Jėzuje. So let's turn to our focus today, which is in Matthew chapter 5. Taigi kviečiu visus į Mato 5, 17-20 eilutės. You can turn to verse 17 is where we'll start. 17 through 20, let's read it. Jesus Perskaitykime. says this, and this Jėzus is right sako, after he gives the blessed are statements. tai vis And po then he palaiminimų says, tų and then he doubles down šventieji. on this statement and says, you are the light and the salt of the earth. Kalba apie, kad mes esame These žemės people who šviesa are ir blessed, druska. you are the salt and light of the earth. And then he says Ir po this, to don't sako think that šitą, I came to abolish the law nemanykite, or the jog aš prophets. atėjęs I panaikinti did not come įstatymą to ar abolish, pranašų, but to fulfill. nepanaikinti jų atėjau, For truly I bet tell you, įvykdyti. until Iš heaven and tiesų earth pass sakau away, jums, not the kol smallest dangus ir letter or žemė one stroke of a letter nepraeis, will pass ne away from the viena law raidelė ir until ne all vienas things are brūkšnelis accomplished. neišnyks iš įstatymo. Therefore, Viskas whoever išsipildys. breaks one of Todėl, the least kas of these pažeistų bent commands vieną and iš teaches mažiausių others to do the paliepimų same will be ir called taip least in elgtis the kingdom of mokytų heaven. žmonės, But tas bus whoever vadinamas does mažiausiu and dangaus teaches these karalystėje, commands will be o called kas juos vykdys great ir jų in the mokys, kingdom of heaven. bus vadinamas For didžiu I tell you, dangaus unless karalystėje. your Taigi righteousness sakau surpasses jums, that jeigu of the teisumu scribes and neviršite Pharisees, rašto you will aiškintojų ar never get fariziejų, into the kingdom neįsite of į heaven. dangaus karalystę. Let's first look at this first verse. Verse Pažiūrėkime į 17. pirmą sakinį, Don't 17 think that I eilutę. came to abolish the law. Nemanykite, jog but to aš fulfill atėjęs it. panaikinti This įstatymą was a very ir important pranašų, clarification that nepanaikinti Jesus jų had to atėjau, make. bet įvykdyti. Because he's Tai coming yra labai into svarbus Israel, he's starting to do paaiškinimas. these Jis miracles, and atvyksta he's į teaching, blessed are Izraelį you if you're poor, blessed are you if you're ir humble, pradeda mokyti, and people are es thinking, palaiminti, who's kurie this? vargšai. Ir Is this žmonės pradeda galvoti, kas is šis he a žmogus, prophet? Is he ar acting jis on yra behalf of God, or pranašas, is he coming and doing his own thing? ar tiesiog But šiaip Jesus said, kalba I iš didn't savo come to širdies. abolish the law, to do away Ir with the Jėzus law. sako, neatėjau panaikinti įstatymą, bet jį vykdyti. And it was so relevant in Jesus' day, Tai buvo taip And it's also aktualu relevant in our Jėzaus day dienomis, as well. bet taip pat ir mūsų dienomis. Many people, Daugelis including us, žmonių will label the law, tarsi or uždedam the Old etiketę Testament, we can say, but ant in the Old Senojo Testament, the Senojo law was testamento. a massive part of it. Tai buvo labai didelė And there are people dalis. that will Įstatymas buvo label didelė the law dalis as Senojo being old, testamento. Ir irrelevant, daugelis žmonių apie tai mano kaip overcomplicated, per daug or some komplikuota, of those I neaktualų, don't disagree seną. with. Tam tikri dalykai aš But pritariu. Is the Tačiau law all bad? ar visas įstatymas Some yra of us will blogas? say, yeah,
kai kurie iš mūsų sako tikrai taip, negali uždėti kažkokių limitų žmonių laisvei. Ypač mūsų naujajame nušvitimo amžiuje. Žmonės sako, mano Jėzus yra laisvės, meilės ir priėmimo. Taigi įstatymas nėra man. Mano Jėzus taip elgtųsi. Ne tai, kad nepritariu. Taip, Jėzus yra meilė, jis priima ir jis atneša laisvę. Visiems Dievo karalystė yra prieinama, kurie įeina. Tačiau jeigu tu sakai, kad Jėzus yra visiškai kitoks negu Senojo testamento Jėzus, pagrindžiant tuo, ką tik skaitėme, tavo Jėzus nėra tas Jėzus, apie kurį skaitome Biblijoje ir Naujajame testamente. Taigi Jėzus sako, aš atėjau pilnai išpildyti įstatymą. Taigi Senajame testamente ir gyvenime įstatymas, apie kurį skaitome Senojo testamento pirmojom knygomis, galbūt skaitai ir tiesiog lieki labiau pasiklydęs ir pasimetęs negu prieš pradedant. Kam visos šios taisyklės? Priežastis, kodėl jos buvo įdėtos, nes įstatymas vadinasi geras gyvenimas. Prieš Jėzų ateinant, tas įstatymas buvo pats svarbiausias dalykas žmogaus gyvenimui. Žmonės anksčiau turėjo tą klausimą, kaip galime gyventi. Ir žiūrėjo savo kaimynus ir matė moabatus, kurie galbūt aukojo savo vaikus. Izraelio žmonės matė įstatymą, kuris buvo jiems duotas Dievo, kuris buvo vienintelis būdas gyventi tą gerą gyvenimą. Taigi Jėzus atėjo ne tai, kad panaikinti įstatymą, nes žino, kad įstatymas yra geras iš tiesų, bet jis atėjo jį išpildyti. Jis yra tas, apie kurį visi pranašai kalbėjo. Kol kalbu, vis tiek gal jums ne iki galo aišku, ką tai reiškia, kad Jėzus išpildė įstatymą. Tu žiūri ir matai, kad Seno testamento įstatymas. Ir jie sako, nebūkite tai kaip rašto aiškintai ir sako, taigi sakau jums, jei tu įsimų neviršysite rašto aiškintai frazėje, neįsite į dangaus karalystę. Tarsi galvoja, kad turbūt jums nereikia to įstatymo. Ir mes kaip krikščionys iš tiesų gal ir nesiekėm to įstatymo tiesiogiai, mes tai darom per Jėzų. Tai Jėzus sako, when he says surpass, he means having a different kind of righteousness altogether. Kad tikslas yra turėti kitokį teisumą. Tai kaip Jėzus kalba apie įstatymus ir teisumą rašto aiškintojų ir fariziejų, jis kalba apie du skirtingus dalykus. Įstatymas buvo Dievo būdas, kaip galėjo jo žmonės ir jis turėjo santykį. Nuo pat pradžių, nuo kūrinijos pradžių, kai tik Viešpats sukūrė žmonės, norėjo būti artimai gyventi su Dievu, su žmonėm. Ir kai atėjo nuodėmė ir žmonėm, jis negalėjo tiesiogiai prieiti ir būti šalia jų. Dėl to Adomas ir Ieva buvo išmesti iš žmogaus. Ir kai žiūrime į Senąjį įstatymą, ypač Naująjį testamentą,
Tai yra ne tai, kad But who is žmonės it tiesiog that gives maldauja Moses the Ten Dievo Commandments? parodymo būdą, kaip And būti šalia. the Dažnai mes iš vis dimensions kaip of how žmonija to dar build the toliau, net tabernacle pasitraukime is nuo God viešpatės. who gave humanity the Taigi ability to viešpats connect. buvo tas, kuris inicijavo So ir davė God būdą made the žmonijai, first kaip step. God priartėti prie said, jo. Per this Mozę, is how you per this is 10 how statymų you can Dievo. be in the presence of a holy God. And then in the New Testament Naujam it testamente says, for God so loved the world that he sakoma, gave Dievas his one taip and only mylėjo son. pasaulį, kad atidavė savo vienintelį sūnų. He took the first step to Jis buvo reconcile with tas, humanity. kuris vėl dar And the kartą žengė tą law pirmąjį was žingsnį, that. It was the step apsijungti for ir priartėti humanity prie to reconcile žmonijos, with God. So we susitaikyti. know that the law is good. Taigi supranta, But kad what do humans įstatymas do yra is geras. we Ką mes we žmonės corrupt darome, good things. tai kad It's like mes the saying, tarsi this is why we suteršime can't have gerus an dalykus. excess. Dėl to, kad Because mes we always take it negalime and kažko we put gero visąlaik turėti. our Nes, legalism and our spin on things. nes mes And tarsi this is what Jesus is talking suteršime about with the tuos gerus righteousness dalykus, of the įskaitant ir scribes įstatymą. and the Ir Pharisees. tai ir yra, apie ką Jėzus This was kalba, this apie tą delusional trap fariziejų of teisumą. holier than thou thinking that the scribes and the Pharisees would put on the people, saying, I'm sure that at the very beginning Esu it had įsitikinęs, kad nuo great pat pradžių implications, great įstatymas reasons for turėjo, why these laws were, these extra laws were kod, put in. buvo geros So that priežastis, people, kodėl there's tie no įstatymai buvo chance sutverti. anybody would ever sin and make an Tai, error. kad apsaugoti žmonės But nuo then nuodėmės. Tačiau the tada scribes and Pharisees, the religious leaders, would just take and fariziejai add more and more dar pridėjo ir until dar it became this pridėjo, legalistic kur, standard kai where it's įstatymas really the tapo only tokios ones who could legalistinių įstatymų, really follow iki this tol, to a kol T, to everything, was kas those vieninteliai, dedicated kurie whole life galėjo by išsilaikyti the religious ir leaders. sekti And so tą then įstatymą, buvo became tik this tie power, this religiniai manipulating of people vadovai, to where, dedikuojantis if you visą don't savo do all these kasdienybę, things, you kiekvieną have your minutę, tassels kad super laikytųsi long, jo. then you are just a commoner, a peasant. You're not like us who truly know God. Jie tarsi tapo atskira And that kasta. was the righteousness of the scribes Ir and tai buvo tų Pharisees. rašto aiškintojų teisumas. These all show, but Jesus saw straight through it, Bet Jėzus and he spoke matė out against them. tiesiai. I'm gonna have a little illustration here. Maybe you've heard this verse before. Galbūt girdėjai šią eilutę prieš tai. Thank you so much, Isabel. Sitting next to these nasty cups. I'll tell you why. Tai yra podelių Yeah, if you are up here, metafora. you'd be really grossed out. It's not poop, I promise you. Okay? Jeigu Alright? matote, tai nėra It's not poop. I can go to nursery ištepliotas babies. kažko negeru šitas podelis. So, what Jesus says Ką later Jėzus in the book pasakė of paskui Matthew, Mato knygoje, he likens the jis righteousness palygina of the scribes and teisumą Pharisees as someone who fariziejų only cleans the outside kaip of the cup. žmogų, kuris tik išvalo And he says in podelį Matthew 23, verse tik 25 išorę. and 26, woe to you, scribes and Pharisees, Sako, vargas jums hypocrites, veidmainiai, you rašto clean the aiškintojai outside of the cup fariziejai. and dish, Jūs but valote inside they are taurės full bei of dubens greed išorę, and o viduje self-indulgence. esate pilni Blind gobšumo Pharisee, ir nesivalingo. first clean the inside of the cup, Aklasai so fariziejai, that the pirmiau outside of išvalyk it taurės may vidų, also tai bus become tikrai clean. švari ir išorė. And so, Isabel, sorry, can I ask one more thing? That mic stand right there. I need both my hands for this one. Another situation where I wish I had three hands. Anybody else come into that situation often? I often wish I had three hands. Yeah. But that would kind of look weird. Unless, of course, we all have three hands. Then it wouldn't look so weird. Sorry, this is me digressing. So he said that, I feel like I'm on like a cooking show or something. Jaučiasi tarsi But I've always gaminimo seen this maisto verse. šou. I've wondered, like, what does it actually look like, okay? Kartais skaitydavau šitą Biblijos eilutę ir galvoju, kaip tai iš tiesų atrodytų. Now, I don't call myself an expert dishwasher. Nemanau, kad esu ekspertas indų plovime. I know how to use a dishwasher. Žinau, kaip naudotis indaplovę. Anyway, also, I don't think anyone cleans dishes like moms, right? Aš nemanau, kad kas nors plauna indus kaip mamos. Heated skin around their hands that can Mamos handle tarsi boiling water, like 100 degrees Celsius. yra atsparios karščiausiam My mom, vandeniu. or if you're any mom, and I'll put my hand in
when Jesus Kai says, Jėzus right, sako, how the Pharisees' righteousness fariziejų looked, teisumas it's yra like you take tarsi it and you just clean the išplauti outside išorę, of tik išorę. the cup. So, you get things looking nice. Atrodo iš The išorės things, gražu, go to the švaru. temple. Ką tai turi daryti? If you Kad look similar to us atrodyti today, labai right? We pasišventusiais, go to eiti į church, šventovę, kaip mes we have einame Bible, į we don't curse, bažnyčią, we do nice nesikeikėme, things. skaitom savo We're Bibliją. generally a nice person. Tarsi atrodom, kad esam That's pretty apskritai good, right? geri žmonės. Yeah. So we look at this and say that's a pretty good looking cup. Tarsi mums atrodo, koks gražus ir švarus puodelis. But then Tačiau, when you actually see what's truly inside the cup, kai matai, kas yra puodelio viduje, nastiness will come out. visi nešvarumai Nobody wants to išeis. drink that. Niekas nenori to You'll gerti. pursue righteousness and you pursue the action. Tu sieksi teisumo They would say, okay, we have to veiksmų. pursue the action Mums of reikia righteousness. We daryti can't do teisumo this, we have to do darbus. this. Negalima And to for us daryti, mums today, reikia tai daryti. we go to Ir church, mums we tai do these yra things, we're aktualu. a nice person, but then someone cuts you off in traffic. Bet and, kas oh nors boy. jūs užšoka Or, eisme priešais maybe jūs. we're alone. Mes esam And vieni. the thought of lust comes and Geismo mintis this ateina. nastiness comes out. Ir visi Because šie what's the nešvarumai truth here? ateina. Is the Nes inside of kas the cup is dirty. yra tiesa? Because when you drink from a cup, you drink from the inside. It can Kad look visi beautiful nešvarumai and yra nice, viduje. but what comes out Kai geri is iš anything vidaus, but. ne išorės. Whereas, when your O kaip righteousness, kontrastas, kai when you look tavo to the teisumas, inside of the cup first, when you focus kai on, žiūri į vidų my pradžiai, character, fokusuosi savo charakterį, oh, okay, great, yeah. savo vidų. Doesn't it feel great? Yeah. So you clean the outside and it's all submerged and you kind of just naturally, you clean the inside first and it's Tu pradžiai naturally plauni vidų the outside as well. ir kažkaip natūraliai išplauni ir išorę. Great. I actually have clean water. But if you look, it's clean on the inside. Nebeliko man švaraus vandens Student įpilti. might use that water. Anyway, you get the idea. Bet supratot mano iliustraciją. But Jesus says Bet it's much like this. Jėzus sako, If you just clean the outside, jeigu tik išvalai išorę, vidus tavo pilnas pelėsių, įrimo ir visokių nešvarumų. Taigi kalbėsime apie kalno pamokslą toliau. Ir Jėzus mus kviečia eiti į mūsų vidinį pasaulį, vidinį charakterį. goes to the inner character. And the difference here between the Skirtumas righteousness of the scribes and Pharisees rašto aiškintų and teisumas the law, or in ir our sense, įstatymų follow the way of Christ, ir cleaning the mūsų inside of the supratimu cup first. sekti Kristumi. Is the difference is where these two Skirtumas camps, yra, the focus was. kur yra You just fokusas. focus on cleaning the outside of the cup, Nes your own jeigu righteousness. fokusuosi You savo make teisumu, the action, tavo the law, fokusas the yra tai, kad tu source of your padari righteousness. savo veiksmus But that was šaltiniu never the teisumu. source. As theologian Dallas Willard says it, the law is not the source of righteousness. You can put this on the screen. The law is not the source of righteousness, but forever is the Įstatymas course of nėra righteousness. šaltinis teisumo, toliau yra kelias teisumo. Sorry. The Tai law is yra not the source of teologas righteousness, Dallas but Willard, forever kuris taip is the sakė. course of righteousness. Taigi, tai So nėra, when we say that Jesus įstatymas comes not nėra to abolish the šaltinis law, teisumo, but to bet fulfill it, that's what he kursas ar means. kelias That teisumo. those of us, that the Taigi people of mes, the kurie, scribes and Pharisees, they put the focus on the taigi action. fariziejai We today, if we're taip being honest with fokusavosi ourselves, į we can put veiksmus the focus teisumo, on the action and not the true inner self, o the ne inner soul. vidinę sielos And stadiją. so how do we keep the law? How do we hold these standards Taigi kaip to galime become like this person who laikytis built their šių house on the standartų, rock? kad liktumėm tie žmonės, kurie Jesus knew pastato that savo the best way to gyvenimus keep ant these Kristaus deeds of the law, salos. the best way to keep this way of righteousness Kaip is not sekti to teisumo focus keliu, on the action. neatsifokusuoti veiksmus. I recently ran a race, ran a half marathon. Visai neseniai bėgau pusę maratono.
were to just focus on the 21-kilometer mark Jeigu žinau, kad that jeigu I'm running fokusuosiuos tomorrow, okay, I made the 21 21, that's my focus. kilometrą, Like, I just got to get to the end. žinosiu, kad And, turiu and pasiekti then finišą, I'm like just struggling and crumbling. sugriūsiu ir man But bus labai when you sunku. focus on your breathing Bet kai and your fokusuojasi į pace, savo if any runners in the room, you'll know this, you focus kvėpavimą on your breathing and your pace, ir savo and then you can kaip go ir so greitį, much farther tau than if pavyks you just nubėgti focus žymiai on getting to the action toliau, and getting to the end of the negu finish line as fast jeigu as bandai possible. pasiekti tiesiog tikslą. And so with our following Jesus, if we just Kaip focus on our sekame actions, Jėzų we'll miss out on true righteousness. ir fokusuosime tik We į savo must veiksmų, aim to be the kind of person praleisime ir mums that the nepavyks acts of the law will flow naturally from. tapti tuo žmogumi, kad tie How like veiksmai an būtų apple tree. natūraliai An eitų iš apple mūsų tree, širdies. Svajūnas has a Kai, ton of apple trees. taigi kalbėkime apie So many apples. Yeah. obelį. An apple tree Obelis doesn't have to try to make apples. nesistengia It doesn't have to think like, produkuoti obuolių. dang it, another orange. Come on. Negalvo, It's not like that. vėl tas The apple tree apelsinas. just naturally produces apples. Obelis natūraliai And augina us, when we focus obuolius. on cleaning the inside of the cup, when we focus Kai- on the inner self, Kai our fokusuojamės į hearts, savo our širdį, character, jos švarumą, then the charakterį, law, the acts of this way of righteousness, the way veiksmai of Jesus, teisumo, will just flow naturally from us. You ask tiesiog jie yourself, am I plauks the kind of tarsi person ateis whom the way of natūraliai iš Jesus mūsų. flows naturally from? Turning our attention to our inner life. Fokusuokime į savo But vidinį again, we gyvenimą. have to make a clarification here. There's always this balance between Ir- faith and works. Bet yra vis And tiek we turi know that we are būti saved balansas only by faith, tarp tikėjimo ir darbų. Tačiau žinome, kad esame išgelbėti vien tikėjimo gale. Tačiau kaip Naujajame testamente taip pat sako, parodau savo tikėjimą darbais. Jeigu tik sakome, tikiu Jėzumi, tačiau toliau geidžiame, toliau darome viską, kas negera, kurie nėra Dievo teisumo keliu. Netapsime tuo žmogumi, kuris stato savo gyvenimą ant Kristaus olos. Jėzaus kelias. Kalno pamokslas kalba, kaip gyventi Dievo karalystėje, ne kaip joje būti, kaip ją patekti, bet kaip joje gyventi. Darysime duonos laužymą dabar. Patarnautojai atneš duoną ir vynuogių sultis. Tu neturi būti mūsų bažnyčios narys, bet jei Kristus yra tavo viešpats, jeigu esi krikščionis, esi kviečiamas prisijungti. Mūsų teisumas nėra pagrįstas arba nėra pastatytas ant veiksmų, ant to, ką darome. Vienintelis būdas, kaip galime būti padarus teisus per Jėzaus išvalymą. Kaip žmonės, kaip mes vakariečiai, mums patinka sukurti tarsi sistemą. Jeigu padarysiu tai, gausiu tai. Bet nėra tarsi darbų sąrašo, kad patektumėm į Dievo karalystę. Viską, ką turime padaryti, belsti ir duris bus atidarytos mums. Skelbti, kad Jėzus Kristus yra mūsų viešpats ir jis prisikėlė iš numirusių. Tai ir bus mūsų kelias Dievo karalystė. Jėzus mus kviečia tai daryti duonos laužymą, kai tik susitinkame, prisiminti Jėzaus auką. Žinoti ir suprasti, kad nesvarbu, kaip toli esi nuėjęs,
Jėzus atėjo ir mirė dėl by tavęs, his body that per was jo broken, kūną, kuris buvo we can sulaužytas be dėl made tavęs, whole. We can be made right gali in būti the atkurtas kingdom of God. ir tavo teisų gali būti padarytas teisiu Dievo karalystėje. So I'm going to read from 1 Corinthians 11. 1 Korintiečiams 11. This is one of the oldest things that the church has been doing. Tai yra vienas seniausių dalykų ar praktikų, kurią bažnyčia atlieka, duonos laužimas. But it's a holy thing. It's remembering his body broken for us. His Tai yra blood tarsi spilled for prisimename, us. kaip Dievo kūnas yra sulaužytas dėl mūsų ir jo kraujas išlietas. For I received from the Lord what I Aš also tai gavau iš passed on to you. viešpaties ir tai On perdaviau the night jums, when he was kad betrayed, viešpats the Lord Jėzus Jesus tą took the naktį, bread. kurią buvo išduotas, And when paėmė he duoną had given ir thanks, sukalbėjęs broke padėkos it, maldą, sulaužė and ir said, tarė, "This is tai my yra mano body, which kūnas, is for kuris you. už jūs duodamas. Do Tai this darykite mano in atminimui. remembrance of me." Body broken for us, that took the Kūnas, stripes, that took the scars for our healing, kuris for our buvo wholeness. sužalotas We thank you for your body. dėl mūsų. Lord, we thank you for your Mes broken esam body. dėkingi so už that our tavo bodies don't need sulaužytą, to be broken. sužalotą kūną, tam, kad mūsų kūnai to neturi Remember this patirti. today. Tai prisimename You take the šiandien. bread. In the same way, he also took the cup after Taip supper pat po vakarienės paėmė taurę ir tarė, and said, "This cup is the ši new taurė covenant in naujoji my blood. sandora mano kraujyje. Do this as often as you drink it Kiek kartų in gersite, remembrance darykite of tai me." mano atminimui. Lord, we thank you Dėkojame Dieve for tau the cup. už tavo Thank you for your blood that was spilled. kraują, Blood that kuris buvo už mus brought pralietas, us cleansing from our sins. kuris mus nuvalė Our nuo sins mūsų that were as nuodėmių red as scarlet are now washed as white as snow. ir esam nuplauti balti kaip sniegas. We owe everything Už to tave you, Jesus. viešpatį. Esam tau dėkingi ir Let's take the cup together. For as often as you eat this bread taip and drink dažnai, the cup, kaip you proclaim the Lord's death till he comes. tai darysite, jūs skelbsite So we Dievo recognize mirtį. today, Lord, we recognize today Mes that it's only by your Atpažįstame blood ir skelbiame, kad tik per tavo kūną that we can have sulaužytą any ir kraują righteousness today. galime turėti teisumą. We thank you, Jesus. Dėkoju, Jėzau. So as we end today, and as we look to the next few weeks as we talk about this, what we've just practiced is the only way that we can truly have righteousness. It's through Christ alone. But Christ gave us a path, he gave us a guide for how we are to live in the kingdom of God. And that it's by listening to his words and obeying them is what truly guides us into living a good life, to being founded on the rock, doing everything in Matthew 5 through 7. If you keep everything to a T, you'll probably be a pretty good person. But just that alone doesn't make you righteous. It's only through Christ's sacrifice that brings our righteousness. So as we close, we'll take a few minutes. We'll kind of end as we have the past few weeks. Let's just have some time of quiet reflection. Ask yourself the question. Ateinančiom savaitėm klauskite savęs klausimą. The law, Ar the esate way asmuo, Jesus will flow naturally from. iš kurio teisumo darbai kyla natūraliai? To look to your inner life. Žvelkite į savo vidinį gyvenimą. So just take just a few moments here. Ask yourself that question honestly. Dabar paklauskite šį klausimą savęs. Ir jeigu ne, Can you?
kaip gali tai pasiekti. And then whenever you have finished Kai pabaigsite, introspection, peržvelgom savo gyvenimą. turn to someone next to you Atsisukite į in kažkurį ask žmogų them šalia these savęs questions or ir if paklauskite you're with a friend next to you. keletą klausimų. What did the Holy Spirit reveal to you today? Ką šventoji dvasia tau kalbėjo From our šiandien study? And then what's one iš action step pamokslo you can take this week based ir on it? kurį veiksmą gali And atlikti then just say a simple prayer together. So I'll pray for šią us, savaitę, and then that will be our kuris tau tai dismissal. padės Whenever you finish, pasiekti. feel free to Ir tada stand pasimelskite anytime. kartu. You're free to go. But if you need more time to Esate look kviečiami inwardly, būti by all čia means, ir peržvelgti savo vidinį gyvenimą. Esate kviečiami pasilikti. Viešpatie, mylim tave, dėkojam thank tau. you for everything, God, that not only did you come and you save us, Ne tik you died for us and you made mirėjai us už mus righteous, but Lord, you ir gave us davėjai mums savo tools, you teisumą gave us the ways for how we should live, to ir have davėjai full mums abundant kelią, life. kaip God, would you turėti help us in pilną this, gyvenimą. help Padėk us mums on this walk today. šiame gyvenimo In kelyje. Jesus' name, I pray. Meldžiu tai Jėzus Kristaus vardu. Amen. So Amen. whenever you're ready, turn to someone Kai next to tik you and esate ask them, pasirengę, paklauskite tų what's the klausimų, house? What is the Holy Spirit speaking ką to you? šventoji dvasia What's tai an jums action step kalbėjo, I can take this week? kas jums pasirodė įdomu iš pamokslo ir taip pat kokius veiksmus galite atlikti savo gyvenime.